Ei, žiūrėk, žiūrėk! Taip, aš perku šias koordinates ir au. Yra kibirkštis. Taip, veikia. Tai dar vienas įrodymas, kad tai tikras policijos automobilis. Gerai, neturime daug laiko. Sveiki mano brangūs žiūrovai ir mano šeimos prenumeratoriai. Mano vardas yra Love. Ir štai, naršiau aukcioną. Taip, aukcionas, kuriame galite nusipirkti seną, apleistą ar keistą transporto priemonę. Taigi, pažiūrėkime. Taip, čia daug įvairių įdomių automobilių, bet mane labiausiai domina štai tas. Tai keistas automobilis. Jis pigus ir senas. Ir taip, parašyta, kad jis yra apleistas. Bet vaikinai, tai visureigis. Ir jis turi 4 varančiųjų ratų pavarą. Jis geras ir šaunus. Ir manau, kad galime pabandyti jį surasti. Taigi, aš perku šias koordinates. Ir štai žemėlapis. Taip, manau, galime sekti šias koordinates ir pažiūrėti, ką turime. Galbūt šiandien rasime kažką tikrai įdomaus. Einam. Taigi, tai bus nedidelis nuotykis. Manau, tikiuosi, tai bus tikrai mažas nuotykis. Nes jei pažiūrėsime į žemėlapį, į navigatorių, mes esame taip arti to visureigio, kurio ieškome. Sveiki vaikinai, turiu jums užduotį. Turiu iPhone 16, o čia yra Krakeno atvaizdas. Ir čia kažkas parašyta keista kalba. Amat Viktorija Kuram. Parašykite komentaruose, ką tai reiškia. Ir jei atspėsite, pažymėsiu jūs širdute. Gerai, judėkime toliau. Taigi mūsų dabartinė užduotis – surasti apleistą visureigį. Pažiūrėkite, kiek čia sniego. Taip, tai beprotiška. Taigi, tokiomis sąlygomis turime apieškoti šį lauką ir surasti automobilį. Einam toliau. Sveiki vaikinai, čia yra sniego pėdsakų. Ir šie sniego pėdsakai atrodo kaip ratų pėdsakai, tiesa? Tai turėtų būti ratas, padanga, kažkas panašaus. Manau, turime jais sekti, nes tai vienintelis ženklas, kurį matau. Taigi, eikime žemyn, o tada aukštyn. Eikime! Tai beprotiška. Iš tikrųjų, tai gali būti šiek tiek pavojinga. Būk atsargus. Taip. Ei, žiūrėk, žiūrėk. Žiūrėk, jis ten pat, prie automobilio viklis. O Dieve, kas tai? Atrodo šauniai, eikime. O Dieve, šitas daiktas tikrai atrodo apleistas. Prieikime arčiau. Ten yra miškas, o čia laukas. Ir tiek daug sniego. Tai dar vienas ženklas, kad šis automobilis jau seniai apleistas. Oho, vyrai, pažiūrėkite atidžiau. Tai policijos automobilis. Jis turi mėlyną švyturėlį ant stogo. Tai beprotiška. Tiek daug sniego visur. Oho, pažiūrėk. Viskas visiškai padengta sniegu. Visiškai užšalę po ledu. Taip, tai beprotiška. Tiek daug purvo ir tiek daug raudžių visur. Oho, po sniegu kažkas parašyta. Pažiūrėk. Aš nežinau šių raidžių. Čia yra C, bet kitų raidžių nežinau. Jei žinote, parašykite komentaruose, ką tai galėtų reikšti. Parašykite savo nuomonę. Pažiūrėk, numerio ženklas. Pažiūrėk, valstybinis numeris atrodo labai keistai. Tiesa? Įdomu. Ir žibintas. Žibintas kažkoks pažeistas, ypač iš šitos pusės. Pažiūrėk, siaubinga. Keista. Prieik arčiau, mano drauge. Pažiūrėk, viskas visiškai padengta purvu. Galiu matyti, kas viduje. O Dieve, čia visur tiek daug dulkių. Šaunu, pažiūrėk, čia dar daugiau raidžių. Nežinau. Čia yra M, N, nežinau, N, R. Neturiu jokio supratimo, kas tai per raidės. Gerai, atidarykime ir pažiūrėkime, ar galime rasti ką nors įdomaus tame automobilyje. Ir galbūt pavyks priversti šią transporto priemonę važiuoti. Atsinešiau keletą įrankių ir priedų savo įrankių krepšyje. Tad pažiūrėkime, ar galime užvesti transporto priemonę. Žinoma, jis užblokuotas. Bet tai visiškai ne problema, nes tai yra karbiuratorinis klasikinis automobilis.
Senas automobilis, kuris neturi jokios apsaugos ar kitų dalykų. Taigi manau, kad vienintelis dalykas, kurio man dabar reikia, yra peilis. 28 durtinės žaizdos. Taip, gerai. Taip, tai suveikė. Oho, tai beprotiška. Tiesiog pažiūrėkite, vaikinai. Gerai, pažiūrėkime, kas viduje. Oho, vaikinai, tik pažiūrėkite, tos transporto priemonės būklė siaubinga. Pažiūrėkite, ji visiškai padengta purvu, dulkės visur. O dieve, čia taip nešvaru. Ir pažiūrėkite, vaikinai, pažiūrėkite, ką čia radau. O dieve. Senos, surūdijusios antrankiai. Tai beprotiška, tai nuostabu iš tikrųjų. Galite matyti, kad tai policijos automobilis, tiesa? Ir jis turi tik 2 duris. Taigi, pirmosios durys ir antrosios durys. Bet daugiau durų nėra. Tai skirta kaliniams. Jūs esate sulaikytas ir esate vežamas galinėje sėdynėje čia, neturėdami galimybės išeiti iš automobilio, nes nėra durų. Taip pat pažiūrėkite, ką čia pamačiau. Tai labai keistas pagaliukas. Nežinau, kam šis daiktas skirtas. Pasakykite, ką manote. Iš esmės tai tiesiog baltas ir juodas pagaliukas. Taigi, įdomu, ar galiu užvesti ir vairuoti tą transporto priemonę. Bet pirmiausia, pažiūrėkime, ką dar čia turime. Manau, tai policijos uniforma. Taip pat čia yra policijos ginklas. Visur tiek daug dulkių. Taip pat radau policijos kepurę. Ji taip pat visiškai padengta purvu. Gerai, surinkime visus šios daiktus ir pažiūrėkime į automobilio kapotą. Bet pirmiausia, turime jį atidaryti. Atidarytuvas turi būti kažkur ten, bent jau taip manau. Ir nežinau, kur jis yra. Taip, radau. Dabar automobilio kapotas atidarytas. Pažiūrėkime, ką turime čia. Graži kepurė. Gerai. Taigi galime ją užsidėti. Štai taip. Gerai. Dabar aš policininkas. Visur tiek daug dulkių. Tai šaunu, tai nuostabu. Aš esu policininkas su šia transporto priemonė. Aš būsiu naujasis šio miško šerifas. Gerai, pažiūrėkime po automobilio kapotų. Ateik čia. Gerai, atidaryk jį. Taip, taigi čia visur daug sniego. Kaip sakiau, tai senas karbiuratoriaus automobilis. Čia yra karbiuratorius. Tai gali reikšti, kad aš galiu jį sutaisyti. Galiu priversti šį automobilį važiuoti. Bet yra viena maža problema. Pažiūrėk čia. Čia turėtų būti akumuliatorius. Jei nėra akumuliatoriaus, negalime užvesti automobilio. Bet tai ne problema, nes aš atsinešiau savo kuprinę. Einam. Tai ne pirmas kartas, kai perku atsitiktinį apleistą automobilį. Galite pasinaudoti šią užuominą ir pažiūrėti mano ankstesnius vaizdo įrašus, kai radau labai įdomų automobilį. Todėl aš visada nešiojuosi akumuliatorius, atsarginius akumuliatorius savo kuprinėje. Šitas daiktas yra visiškai įkrautas. Vienintelis dalykas, kurio mums reikia, tai įdėti akumuliatorių ir užvesti variklį. Taigi, nuvalykime purvą. Šitas pliusas ant akumuliatoriaus reiškia raudoną. Raudonas eina čia. O minusas reiškia neigiamą. Jis eina čia. Taigi, iš tikrųjų, aš mačiau raktą. Pabandykime užvesti šią transporto priemonę, nes kas žino, gal ji veikia. Taigi, eikime vidun. Pažiūrėk, ateik čia. Pažiūrėk, raktai. Jis yra čia. Ir dar įdomiau, čia yra etiketė. Čia kažkas parašyta, nes tai yra policijos tarnybinis automobilis. Tarnybiniai raktai visada yra pažymėti. Bet dėl kažkokios priežasties raktas čia yra sulūžęs. Ir tai šiek tiek keista. Bet kitas raktas tinka. Pažiūrėkime, ar galime ką nors padaryti. Gerai. Taip, ar tu? Taip. Taip.
Puiku, variklis neužstrigęs. Taigi galėsime jį užvesti ir važiuoti. Pažiūrėkime, ar turime kibirkštį. Variklis sukasi. Dabar kažkaip jį sutaisysime ir užvesime variklį. Pirmiausia, turime patikrinti, ar yra kibirkštis. Kaip visada, vienintelis dalykas, kurio man reikės, yra šitas ir peilis. Taigi, pažiūrėkime. Ar žinojai, kad tai galima naudoti su šiais senais karbiuratoriniais automobiliais? Galite naudoti peilį arba atsuktuvą, kad prijungtumėte specialius dalykus prie starterio, o tada galite pradėti sukti patį starterį. Tai šiek tiek sunku, bet tu gali tai padaryti. Kažkaip. Gerai? Taip. Viskas. Aha. Taigi, tau to tiesiog reikia. Aha. Taigi, tau tai reikia prijungti prie elektros jungčių. Taigi, iš čia galiu patikrinti kibirkštį, tiesa? Taigi, kaip jau žinome, elektra tame apleistame automobilyje veikia. Pažiūrėkime, ar yra kibirkštis. Taigi, atjunkime tą dalyką. Gerai. Ir patikrinkime kibirkštį. Taigi, tai yra būdas patikrinti, ar yra kibirkštis. Mums reikia šiek tiek geležies iš čia. Padėkime ją taip. Ir tada naudosime peilį. Tai ne peilis. Štai peilis, kad pasuktume variklį. Gerai, darykime tai. Au! Yra kibirkštis. Nežinau, ar tu ją matėjai, bet aš ją pajutau. Yra gana stipri kibirkštis. Gerai, dar vienas patikrinimas, ypač tau, kad pamatytum kibirkštį, gerai? Taip, ar matai ją? Taip, kibirkštis yra būtent ten. Ji visur ir ji gana stipri. Taigi, jei turime elektrą ir turime kibirkštį, lieka tik vienas dalykas – kuras. Sudėdam viską atgal ir pagerinkim kuro sistemą. Taigi, kitam mūsų veiksmui prireiks kitų įrankių ir, žinoma, kuro atsargų. Aš visada su savimi nešiojasi apie pusę litro benzino. Taigi, reikalas toks, prieik arčiau. Čia yra kuro siurblys. Štai čia yra kuro siurblys. Bet aš nežinau, ar viskas čia veikia. Taigi, kuro siurblys per šiuos vamzdelius perkelia kurą iš čia į ten, tiesiai į karbiuratorių. Nežinau. Bet aš nežinau. Neturiu jokio supratimo, ar tai vis dar veikia. Todėl aš pakeisiu visą kuro sistemą savo kuro sistema. Tai gana paprasta. Viskas, ko jums reikia tai padaryti, yra tik vienas atsuktuvas. Gerai, jums tai reikia atjungti seną kuro sistemą štai taip. Tada jums reikės padaryti skylę naujoje kuro sistemoje. Pavyzdžiui, štai taip. Taip, gana paprasta. Ir tada jūs įdėsite seną kuro sistemą į naują kuro sistemą. Turiu pasakyti, tai šiek tiek pavojinga, nes viskas gali užsidegti, bet nesijaudinkite, aš esu profesionalas. Jums tai reikia padėti taip, čia. Taip, tai veiks. Taigi dabar mes turime šiek tiek kuro čia, butelyje. Kuras šią žarnelę eina į kuro siurblį čia. O tada, po kuro siurblio, jis patenka tiesiai į karbiuratorių. Taigi, dabar išbandykime. Aš vėl naudoju peilį, kad pasukčiau starterį. Gerai, taip, štai taip. Dar šiek tiek daugiau. Na, pirmyn. Taip, veikia. Taip, veikia. Bet vyrai, mes neturime daug laiko. Turiu tik pusę litro kuro. Taigi turime viską surinkti. Turime kuo greičiau sėsti į automobilį ir kuo greičiau palikti šią teritoriją. Einam. Tai beprotiška. Tai tobulai beprotiška. Taigi, operatoriau, palikime šią teritoriją. Gerai. Oho, pažiūrėk, ką radau čia. Žiūrėk, čia yra pistoletas. O dieve, jei neklystu, tai yra bereta. Šis pistoletas vadinamas bereta. Policininkas naudoja šį pistoletą. Taigi, jei aš neteisus, parašykite savo nuomonę komentaruose. O dieve, mes radome pistoletą būtent čia. Tai beprotiška. Tai dar vienas įrodymas, kad tai tikras policijos automobilis. Taigi, mes beveik pasiruošę. Ką?
Ką? Oho, kas per velnes? Šitas daiktas veikia ir pažiūrėk, ką dar čia radau. Tai būdas, kaip tai įjungti ir išjungti. Žiūrėk, čia yra mygtukai ir juos gali spausti. O dieve. Kaip garsu. Uf, pagaliau, pažiūrėkime, ar tai veikia. Tai veikia. Sveiki, mano mėly žiūrovai ir mano šeimos prenumeratoriai. Jei vis dar žiūrite mano vaizdo įrašą, užsiprenumeruokite dabar. Tai labai svarbu, vaikinai. Tai tikrai svarbu. Taip pat, jei jau esate užsiprenumeravę, nepamirškite įjungti pranešimų. Įjunkite pranešimus. Tiesiog paspauskite varpelio mygtuką. Tai labai svarbu, kad pamatytumėte mano būsimus vaizdo įrašus. Gerai, neturime daug laiko, palikime šią vietą. Gerai, pabandykime judėti toliau. Štai taip. Taip. Aukštyn. Taigi, manau, dabar supratau, kodėl šis automobilis buvo paliktas. Visų pirma, pažiūrėkite, kiek dūmų išmeta šis automobilis. Tai reiškia, kad variklis yra prastos būklės. Ir dar vienas blogas dalykas yra tas, kad mūsų automobilis įstrigo. Aš visada su savimi vežiojosi daug įvairių įrankių, bet kastuvo neturiu. Ne. O dieve. Gerai, pabandykime dar kartą užvesti variklį, nuvalykime visą sniegą ir galbūt pabandykime išvažiuoti iš šios vietos. Gerai, mes vėl užvedėme automobilį. Taigi, pabandykime išvažiuoti iš šios vietos. Vis dar nejuda. Manau, reikia nuvalyti visą sniegą. Na, pirmyn. Taip, veikia. Veikia. Daryk taip toliau. Noriu sulaužyti visą šį sniegą. Pirmyn. Taip. Pirmyn. Mes beveik tai padarėme. Pirmyn. Mes vis dar tai darome. Visur tiek daug dūmų. Gerai, mano naujas policijos automobilis vėl neveikia. Pažiūrėkime, kas ten vyksta. Manau, vis dar yra kažkokia elektros problema. Pažiūrėk čia, laidai lydosi. Tai nėra gerai. Pabandykime kažkaip tai sutaisyti. Gerai, turiu pajudinti kelis laidus. Tu turi pažiūrėti ten. Gerai, kad pamatytum, kas vyksta. Pažiūrėk ten. Ohohohoho. Manau, šitas daiktas neturėtų veikti. Tai reiškia, taip. Manau, starterio viduje kilo gaisras. Tai negerai. Visiškai negerai. Gerai, manau, tai gali būti dar viena priežastis, kodėl šis policijos automobilis čia paliktas. Bet vyrai, man labai patinka šis automobilis. Šis automobilis tikrai yra visureigis, nes visi ratai sukosi. Tai labai unikalus automobilis. Beje, jei žinote jo pavadinimą, drąsiai parašykite komentaruose ir pasakykite, koks tai automobilis. Čia kažkas parašyta Nordman. Gražu, gerai. Taigi, vaikinai, aš nenoriu palikti to automobilio čia. Man reikia jį pasiimti su savimi. Aš nuvešiu jį į savo bazę ir suremontuosiu, nes man jis labai patinka.
Ir aš noriu profesionaliai važinėti bekelę per sniegą arba miške su šiuo automobiliu. Jeigu jums patinka ši idėja, drąsiai prenumeruokite ir paspauskite varpelio mygtuką, kad nepraleistumėte mano pranešimų. Ir žinoma, parašykite savo komentarus apie tai. Taigi dabar man reikia pajudinti savo automobilį, o galbūt man reikia išsikviesti pagalbą, nes šiuo metu jis nejuda. Nėra jokios galimybės užvesti ir vairuoti šio automobilio, nes starteris sudegė. Tai nėra gerai. Taigi, vaikinai, ačiū, kad žiūrėjote. Aš sugalvosiu, kaip tai išspręsti. Kažkaip aš sugebėsiu tai išspręsti. Mano vardas yra Love. Nepamirškite prenumeruoti. Iki.